Labas draugai ir sveiki sugrįžę į kanalą. Šiandien sveikiname su jumis iš Ukmergės ir mūsų busas pagaliau grįžo į Betmeno urvą, į savo garažą, kuriame ir dirbau visą praėjusią vasarą, dariau visus jo įrengimus. Kol būnam Lietuvoje, busui norėsiu padaryti keletą techninio aptarnavimo darbų. Reikia pasižiūrėti priekinę važiuoklę, sutvarkyti priekinio rato užžinti guolį, būtinai susiremontuoti galinę pakabą, kad tos oro pagalvės neišsileistų, kada jos nori. Tokie darbeliai susirasti mechaniko, kurie galėtų padaryti man visą šį aptarnavimą. Su Tadu kalbėjau, sakė, paskolins poliravimo mašinėlę, pabandysiu visą busą nupoliruoti, kad būtų atsparesnis kėbulas tiek druskoms, tiek karštai ispaniškai saulei. Bičiuliai, tai skambinausi į Pneumo Cars, susitariau kitą savaitę, ketvirtadienį, kad bus galima atvaryti jiems busą, sakė, apžiūrės, pabandys nustatyti vietą, kur leidžiasi oras iš galinės važiuoklės ir jeigu galės, suremontuos, jeigu ne, sakė, tarsimės kitus sprendimo būdus. O dabar su Virginija važiuojam dar į Ukmergę, varysiu savo busą, kad pasižiūrėt važiuoklę ir būtų galima jau šitoj vietoj išvažiuoti ramiai iš Lietuvos. Prieš pradedant mūsų naują projektą. Dar užsunku į savo mėgstamą krautuvėlę. Reikia pasižiūrėti, kiek pas juos būtų durų bėgelis naujas užsakyti ir ar iš vis yra įmanoma ir ar jie turės nuo kitos pusės nei įprastai. Abrian. Ilgai ieškojo, kadangi buso durys kitoj pusėj, tai angliškas variantas ir užsakyti reiktų tik originalų. Tai originalus bėgelis kainuoja 200 eurų. Šiandien vakare dar duosiu tėvukui pažiūrėti, gal jis kažką gali padaryti. Arba gal surasim kažką, kas galėtų padaryti pigiau truputėlį. Nes šiaip kosmosas 200 eurų už durų bėgelį, tai dar reikės ir patį rolikėlį naują nusipirkti. Tai beveik 300 eurų išeina. Nu jo. Nuvariau į Optimą, ten, žodžiu, apie porą savaičių eilė dėl važiuoklės remonto, tada nuvariau į Autožiedą. Tai žiauriai gera žinia, sako, okei, atvaryk rytoj. Varom nusipirkti dar pieno į parduotuvę ir namo šausim kakavos. O oras tikrai geras, dabar 5 valanda vakaro ir turim 35 laipsnius šilumos. Tai kaip Ispanijoje. Turim pieno. O prie pieno turim ir kakavos. Šiemet iš Ispanijos prisivežiau visą dėžę kola kavos. Užsipili kavą su pienu, tai ir energijos daug. Ir šiaip labai fainai atsigerti šaltą kakavą karštą vasaros dieną. Tai jeigu būsit Ispanijai, paragaukit būtinai šio gėrimo. Atsigersim kakavos ir gal dar šiandien spėsiu truputį nueiti prie buso, pasižiūrėti, pasiplanuoti, kokius darbus reikia nudirbti prie jo per artimiausias dienas. Netiek daug ir čia to laiko lieka. Rytoj išvažiuoja busas į servizą, porą dienų pastovės, tada ateina savaitgalis, tai per savaitgalį ir turim nuvaryti į sodybėlę. Ir tada jau kitą savaitę važiuoja į Pneumo Cars remontuoti pneumatiką. Nu ką, bičiuliai, skanaus. Čiut pagavau kamerą. Labas rytas, draugai, paliekam namus. Kaip ir praėjusią vasarą, kiekvieną rytą varydavau į garažą, taip ir šį kartą. Šiandien garaže nieko nedirbsiu, o varysiu busą į Autožiedą važiuoklės remontui. Einam žiūrėti keliuku link garažą, šunys visur ta kaiminystėj loja baisiausiai, kaip pasiutę. Na ką, ir mūsų busas. Važiuoklė išsileido. Varom dabar į galą dar, prieš varant į servizą išsimsiu keletą daiktų. Na ką, tai prisipučiau važiuoklę. Važiuojam į Ukmergės Žiedo autoservizą. Busas prastovėjo 10 dienų, o dabar mes vėl grįžtame į kelią. Kaip smagu, bičiuliai, grįžti atgal už vairo. Nu ką, atvažiavom, čia prie Volto įsikūręs Autožiedas.
Tai dabar varau biškį pas mechaniką, pasitarsim. Paridaviau raktus, būsas lieka ten, o mes su Virginija varom dabar 9 kilus iki namų. Tuo pačiu šiandien vietoj bėgimo bus ilgesnis ėjimas per Ukmergės miestą. Pakeliui namo yra ir Rokiškio sūrinė. Mama sakė, užeikit nusipirkti sūrelių, o mūsų skrandis po ispaniško maisto yra labai pasiilgęs lietuviškų sūrelių skonio, todėl mes su mielu noru užeisim paragauti. Sūreliai. Kapučino skonio, banano ir vanilės. Tai aš pasiimu sūrelius, Virginija perkasi ledus. Čia seniai Lietuvoje mačiau tokius ledus, o dabar bus puikiai proga paragauti. Labai smagu ir čia pat Lietuvoje vat prie pieninės padaryti gražus balti saleliai, stalelis, atsisėsti medžių pavėsyje ir suvalgyti skanių gerų lietuviškų sūrelių. Arba ledų. Kapučino skonio sūreliai pasakiškas skonis ir labai gerai juos suvalgyti, jeigu jūs, kaip ir mes, šiandien ryte nespėjote išgerti savo kavos. Tai sūrelių liko tik popieriukai, suvalgiau 3 skirtingų skonių. Tai man asmeniškai skaniausi čia yra vaniliniai sūreliai. Na, dar tas kapučinas visai nieko. Baigiam valgyti ir toliau keliaujame namų link. Atvarėme Ukmergės parkelį, nerealiai hamakų prikabinta, panoraminiai vaizdai gražiausi, pačioj upės, maudyklą. Ukmergėj galima atvaryti senamiestį ir, manau, netgi praleisti gerą pusdienį, taip visiškai maloniai, karštą vasaros dieną. Matot, bičiuliai, jau po truputį ant žolės krenta rudenį vis priminantis lapai, tačiau visą šitą žolę prižiūri ne kas kitas, o štai toksai Husqvarna robotas žoliapjovė. Miestas ne tik kūrė daug pramogų, bet nenusileidžia ir inovacijomis. Na, o dabar čia esu ant vienos iš 4 apžvalgos aikštelių, esančių taip pat šiame parke su tokiu puikiu vaizdu tiek į visą Ukmergės miestą, tiek ir į apačioje tekančią Šventosios upę. Taigi toks tikrai gražus panoramic view čia Ukmergėje, o kadangi su Virginija jau esam nuėję kelis kilometrus nuo autoservizo, tai dar esam labai kartu ir ištroškę, bet žinau, kad šiame parkelėje kažkur turėtų būti ir vandens tapas. Na, štai tos aikštelės atsiveria vaizdas ne tik į Ukmergės miestą, bet ir į šalimai stovinti Ukmergės piliakalnį, į kurį taip pat galima užlipti. O, dar viena Husqvarna. Ilsisi. Darbas padarytas, žolės nėra. Nu ką, tai čia priek yra mūsų tapas, tualetai, jeigu kažkam reik, o čia senasis gaisrinės bokštas. Viena didžiausių Ukmergės įžymybių. Keliaujant kemperiu tenka dažnai stoti ir į viešus tualetus, tai užeinam ir pasižiūrėti, kaipgi šie tualetai atrodo čia Ukmergėje. Yra atskirai vyrų, moterų tualetas. Štai yra pisuarai gražus, juose yra įdėtos tabletės kvapniosios, viskas kvepia, žinokit, jausmas ir geras. Yra praustuvės. Galima nusiprausti padarius reikalą, viskas civilizuota, gražu. Taip, kad žodžiu, chebrytė, viskas kaip Vokietijoje. Parsivilkom namo, bet kaip šiandien karšta. Išsimaudžiau, truputėlį atsigavau. Matau, kad Virginija čia virtuviai užuodžiau kažką gamina valgyt. Tai pavalgom dabar savo pusrytėlius ir pietukus viename. Ir važiuojam toliau į sodybėlę, kur šitą jums parodysiu. O ką, viską susidėjom, pasiimėm truputėlį maistelio ir varom į kaimą. Atvažiavom prie garažėlio. Čia yra mano dėžė su visa automobilio plovimo įranga, kurią aš ir pasiimsiu, nes reikia nuplauti Citroeną. Dabar jau tikrai viskas, oras žiauriai geras, automobilis rodo net 35 laipsnius šilumos. Dar nėra automatinio varto atidarimo, tai kol kas vartus atidarinėja Virginija.
Padariau nuotraukas kemperinių daiktų, kurie man dabar yra nereikalingi, tai gal atsiras nauji šeimininkai, kam jų tikrai reikės. Taip pat nuplovau Citroeną. Na, o čia mano parduodamas turtas. Sulankstoma kemperinė kriauklė, didžiulis apie 80 gal ar 90 litrų nuotekom skirtas bakas. Čia dar turėjau tokius metalinius vamzdukus, skirti pastatyti kemperio arba prikabinamo namelio pridėtai palapiniai su specialiais angaliais. Toks meistrelis kažkada gamino man elektrinį boilerį, tai čia viduje toks fenas yra, nuo 12 voltų pasijungia laidai, prišyla vanduo, tai šitas vanduo gali būti karštas ir tada skiedžiatės kartu čia atitekančių vėsių vandeniu ir galima nusimaudyti po šiltų vandeniu. Dar turiu tokį vieną lankstą skirtą kemperio langų atidarimui, vienas nuo komplekto, nes buvo reikalingas man tik vienos pusės, o šitas visiškai naujas, guli nenaudojamas. Na, o kita gera žinia, kad paskambino iš servizo ir pasakė, kad jau busą suremontavo. Daugiau kažkokių gedimų nerado, todėl dabar Virginija čia pas mus kaimuke gamina valgyti ir neužilgo važiuosim atgal į Ukmergę atsiimti kemperio raktelių. O pietum šiandien valgysim lęšius su pupelėmis ir pomidorais. Naktį pas mane varau prie buso. Sumokėjau žodžiu 221 eurą, viskas ką reikėjo ir dar padarytas kartu ratų suvedimas. Su važiuoklės visais reikalais kaip ir baigta. Dar mačiau vidurinės duris truputėlį pradarytas, tai gal jie nemokėjo atidaryti, nes aš buvau minėjęs, kad čia sunkiai atsidaro. Dėl to bėgelė sukedusi. Tik tikiuosi nieko nepridirbo, nebuvo čia kas nors iškrytę. Lyg ir viskas tvarkoje. Kaip mūsų tulikas, dar nuo Ispanijos nepiltas. Raudona ant viršaus lipa. Ką darysi? Na, nėra kur Lietuvoje iš tikrųjų išsipilti per daug tų tulikų. Pasijungsim truputėlį saulę, kad pasikrautų, nes pastarąsias dienas laikau išjungęs. Mažai naudoju čia kažką tai autobuse, tai kad be reikalo neprikraudinėtų tų baterijų. Grįžo busas atgal į savo urvą, o aš varau dabar truputėlį į galą. Va, pasitęsiau tokį dalyką. Palysiu pasižiūrėti, ką ten pakeitė. Tai štai, va ten va toks dalykas. Va tas va, kur blizga toks užtraukėjas. Jis buvo senas. Šitoj pusėje yra naujas. O va ten buvo jau seniau naujas įdėtas, lygiai toks pats. Dabar jie būtų gražiai dirba. Lyg ir viskas gerai, ne veltui 200 eurų sumokėjau. O čia va mano pagalvėlės viena, antra ir kitoj pusėje taip pat. Pagalvėlės važiuos į autoservizą jau šį ketvirtadienį. Reiks ieškoti gedimo, kogi jos čia išsileidžia. O rytoj bandysime žiūrėtis, kur ten montuot būtų galima šaldytuvą ir kaip patobulinti nuotekų bakus. Bičiuliai, šiandien labai prastai, žinokit, miegojau, nes galvoje vis sukosi mintis, kaip patobulinti savo kemperį, kur pastatyti šaldytuvą, kaip įmontuoti atsivežtą vandens baką, bet man atrodo, mano prastas miegas ne veltui, nes turiu vieną idėją, einam kartu su manim ir aš jums ją parodysiu. Šitoje spintelėje vietoj šiuo metu esančių 2 vandens nuotekų bakų šitoje vietoje pastatyti šaldytuvą. Čia dalinai bus išlindęs didžiulis tas nuotekų bakas, sekančiai dalis bus už šitos sienos. Bet pirmiausia, prieš viską projektuojant, reikia čia viską iškraustyti, kad turėčiau daug vietos ir galėčiau realiai tikrai viską išsimatuoti ir primesti preliminariai, kaip visą tai atrodys. Labai gera idėja, Audriaus, ir jeigu tas bakas tilptų po apačia, būtų taip jėga, nereikėtų su tais kanistriukais nieko žaisti, atsuki rankinėlę ir viskas išbėga. Paskutinis bakelis ir darbo vieta plius minus atlaisvinta. Taip, o spintelė dabar čia turime visiškai švarę erdvę. Čia gręžis nauja skylė, nuotekoms išleisti. O kol Audrius atvarko bako reikalus, o tuo tarpu užvilksiu užvalkalus, kuriuos buvau parsinešusi namo išskalbti. Pasidariau tokį karkasą, štai iš tokių pagaliukų. Ant šito karkasėlio dedasi plokštė. Ir ant šito karkasėlio dėsi šaldytuvą su visu puto plastu.
darbai po truputėlį į pabaigą. Štai čia padariau tokį padą, porą suportų, kita dalis remsis čia ir štai taip gražiai įsideda šaldytuvas. Sekantis etapas prasidės vandens talpos įmontavimas, čia teks pjauti skylę, nes čia bus tik labai maža dalis, ta dalis, kuri turės kranelį, nes maždaug čia bus kranelis. Na ką, bičiuliai, vakaras be 20:10, o mano šaldytuvas jau vietoje pilnai paruoštas kelioniai. Išpjovau visas leteles, čia yra aušinimo grotelis, čia taip pat yra aušinimo zona, čia pasijungia 12 voltų arba 220 maitinimas, laidas apeina gražiai per nugarinę puselę ir pasijungs į bendrą rozetę. Nu va taip, labai gražiai atsidaro. Šiam vakarui darbus baigiu, iki pasimatymo šiam kartui ir labanakt.